tarsi dvigubos specialybės žmonės – ir karininkai, ir gydytojai. Kas atveda medikus ten, kur tarnyba turbūt pavojingiausia, kur daugiau nei pusmečiui reikia palikti artimuosius ir išvykti į visiškai svetimą šalį, kurioje darbo ir poilsio valandų nėra. Čia visuomet turi būti budrus, juk ekstremalios situacijos nenuspėjamos ir nesuplanuojamos. Kas liečia mūsų karius, tai tu visada esi įtampoj. Išvažiuoji, aišku, į kokią užduotį, patrulį ar dar kažkur, visada tu su racija ir jauti tą nerimą, kad kažkas dabar gali įvykti ir tu visada esi pasiruošęs, nesvarbu, kad čia diena, naktis, racija stovi šalia, jinai ten kalba, cypsiau, tu klausai. Pusę metų neįsiskiri su jie iš tikrųjų, nes jie važiuoja vyrai užduočių vykdyti, o ten vis tiek ne Kroatija išvažiavę, tam pailsėti žmonės. Kaip sakyti, čia grįžai namo, tu galėjai į filmą, gali važiuoti žvejot, gali slidinėti, o ten tu pusę metų uždarytas, 7 mėnesiams, sakykime, uždaroj zonoje ir tu visą laiką esi darbe. Taigi sekmadienių karo medikai neturi, tačiau svetimame, bet vėliau pamiltame krašte įgyjama neįkainojamos patirties. Galų gale, perpus jaunesniems kariams, už kurių sveikatą esi atsakingas, tampi ne tik gydytoju, bet ir psichologu, kartais tėvu. Mūsų kaip kariškių misija ir karo medikų yra visų pirma tai parsivežti tuos karius, kurie ten gyvus ir sveikus. Tai yra pagrindinis mūsų uždavinys. Ir mes apie tai visada galvojam, kad tam kariui nieko neįvyktų. O jeigu įvyktų, kad mes jam padėtumėm, kad jis grįžtų namo sveikas, gyvas pagaliau. Atsakymas, kodėl jie čia, šiandien galbūt nuskambėtų idealistiškai. Patriotizmas, sako majoras Gytis Dominaitis, į krašto apsaugos sistemą atėjęs 91-aisiais. Kaip toj dainoj ten reikėjo berniukam ten sparnų ar kažko, tai matyt gal tas laikotarpis jauno vyro, kada tau kažko tai reikia naujo, tai aš manau, ta kariuomenė ir kažką tai naujo davė. Kariuomenė, sako, joje tarnaujantis medikai suteikia galimybių tobulėti ir kaip gydytojui, ir kaip žmogui, ir labai gerai patikrina, kas yra kas. Nuo savęs, būdamas uždaroje zonoje, daugiau kaip pusmetį nepabėgsi, kaip ir nenuslėpsi tikrojo veido ar gebėjimų nuo tarnybos draugų. Tas žmogus, kuris suvažiuoja su tavim, jis turi būti tokiam pat lygiai kaip ir tu pats, nes bet kada jam prireiks tave pakeisti ir tu jį turėsi pakeisti. Taip, kad tu turi juo pilnai pasitikėti, absoliučiai. Skamba gal ginklo broliai, ne šiaip ne taip iš tikrųjų, bet ten randi tikrų žmonių. Išlieka tie žmonės, kur praeina 10 metų, mielai sutinkia, apsikabini jos, taip, vyriškai, bet tikrai lieka širdį daug. Vyriška draugystė yra tokia. Karo gydytojai, sako pašnekovai, turi išmanyti viską, ką ir karininkai, be to nuolat jausti atsakomybę už karių sveikatą ir jų gyvybę. Ta aplinka, kurioje mes buvom misijose, yra ekstremali ir nėra taip kaip Lietuvoje. Ten gydymo įstaiga yra už kelių šimtų kilometrų sekanti, kuri tau galėtų kažką padėti. Todėl tu sprendimus priimi drąsiai, bet už juos ir atsakai. Todėl ta drąsa tikrai yra vienas iš tų aspektų, kurie yra būtini kariškiui. Visų pirma, tu turi turėti tos ugnies ir noro kažką savo gyvenime visą laiką keisti. Tu tarsi savotiškai gyveni tam kažkokio tai čemodano. Tai visą laiką gali aktyvuoti ir tiesiog tau pasakyti, kad žinai, žmogau, tu turi atlikti pareigą savo ir turi vykti kažkur tai. 2005-aisiais Afganistane Goro provincijoje misija dar tik startavo, tad 4 pirmiesiems atvykusiems gydytojams teko dirbti lauko palapinėse, juose ir operuoti. Šiandien Gore veikia moderni ligoninė, kurioje atvykę karo medikai gydo ne tik kariškius, bet ir vietinius gyventojus. Dauguma jų tikisi iš tavęs 100 kartų daugiau negu vietiniai ligoniniai. Dėl to tuos pačius sunkiausius pacientus mes operuojam ten, mūsų ligoniniai. Tu gydai ir moteris afganistanietės, ir vaikus, ir vyrus. Kaip į tave jie žiūri kartais sunku suprast, ta prasme sunkiau suprast. Bet tu jo žiūri kaip į paprastą pacientą ir gydai taip pat, su tokia pat atsakomybė. Man gal buvo tokia biskį stresinė situacija, kada pradėjau dirbti su vietiniais vaikais. Galvojau, gal tie vaikai kuo nors skiriasi, kitokios lygos, dar kažkas, bet paskui kažkaip tas stresas dingo, nes tie vaikai, dar pasakyčiau, tokie žymiai ramesni negu mūsų lietuvių vaikai. Jie labai ramūs, kenčia skausmą, tėvų klauso, žodžiu, disciplinuoti tokie pacientai. Gydytojų priesaika juos įpareigoja padėti nepaisant rasės, lyties ar amžiaus. Ir padeda šie žmonės bet kokiomis sąlygomis ar situacijomis,
nepaisant to, kaip patys jaučiasi. Ar ką masto, o klausimas, kodėl šis kraštas taip kenčia, prisipažįsta medikai, neapleidžia niekada. Visada užduoti tokį klausimą. Yra nelaimingas šalis, skurdi šalis. Susiklosti gal geopolitinė jos tokia padėtis, istorinė padėtis, kad tie žmonės iš tikrųjų yra vargšai. Ir aišku, kartais pabuvęs Afganistane supranti, kaip iš tikrųjų mes gerai Lietuvoje gyvenam. Ir paskutinis mūsų klausimas, juk karo medikai irgi žmonės, su jausmais, emocijomis. Ar yra tarnyboje joms vietos? Turi atsijungti, nes pradėsi, jeigu galvoti apie namus, apie Lietuvą, apie šeimą, o ne tai, ką tu darai ir ką tu privalai padaryti, kad grįžti namo normaliai. Kad būtų viskas gerai, tu turi turėti tokią harmoniją. Palaikymą iš šono, palaikymą iš namų pusės, iš draugų kažkokių. Tai va ta harmonija, ta pilnatis, matyt, ir leidžia tau vieną kartą pabūti misijoje, antrą ir trečią. Emocijos lieka grįžimui ir džiugiam susitikimui su artimaisiais. Ir kitos misijos laukimas.